Kaip sumažinti mimikos raukšlių matomumą be injekcijų ir veido užšaldymo efekto. Man tai padaryti geriausiai padeda prausiklis, kuris ne tik nuprausia veido odą, bet ir turi odą atkuriančias savybės. Gaivinamasis losjonas su hialuronų ir niacinamidu, kuris ir paskaistina ir padrėkina odą. Keli lašiukai jauninančio būsterio ryte ir vakare su vitaminu C, resveratroliu ir peptidu, kuris atpalaiduoja mimikos raukšles. Stangrinamuoju serumu, kuris skatina kolageno ir elastino gamybą, atkuria veido ovalą ir liftinguoja. Na ir pagrindinis šios istorijos herojus tai yra mimikos raukšles mažinanti priemonė vietoj injekcijų. Tai naujausias Mary-Kay dermo kosmetikos produktas sukurtas augalinių ekstraktų pagrindu, visiškai neblokuojantis veido mimikos, išvengsi veido užšaldymo efekto ir atrodysi ir jauniau, ir natūraliai. Užbaigiu viską dieniniu kremu su SPF filtru, kuris ne tik drėkins mano odą, bet ir saugos nuo naujų raukšlių susidarimo. Viskas paprasta, naudok produktus, kurie ne tik atlieka savo funkciją, bet ir turi specialių ingredientų mažinančių raukšles. Nori išbandyti? Parašyk.